Sveikučiai dvyliktokai, šią savaitę sėdit namučiuose ir teks mokytis tikrai nuotoliniu būdu. Štai mūsų naujausia tema ir puslapį parašiau, susistabdysit, užsirašysit viską. Ir štai dabar čia kaip formulytė. Mūsų nelygybės atrodys maždaug štai taip. Ir dabar bus galimi du atvejai, kai pagrindas tai yra šitas skaičiukas A. Jie turės būti vienodi, sprendimo esmė yra, kad padarytume juos vienodus. Jeigu tie pagrindai bus skaičiukai didesni už vienetą, tai va žiūrėkim, einam šitą rodiklėlę į kairę. Ženklas numetus tuos pagrindus, pagrindus numetam, nesikeis. O jeigu vietoj A bus skaičiukas mažesnis už vienetą, ženklą teks apsukti. Buvo mažiau, štai va dešiniai pusėje jau X daugiau už Y. Vietoj X ir Y gali būti visokiausi skaičiukai, reiškinukai, visko ten bus. Ir dabar susistabdykit, užsirašykit, o aš einu į pavyzdėlius. Štai, pirmas pavyzdėlis, žiūrėkit. Pirmiausia, reikia sprendžiant pračekinti, ar šitie du skaičiai vienodi. Tik tada juos galėsim numetinėti. Aišku, kad jie vienodi. Aš dabar jau juos nubrauksiu, jūs taip nedarykit negražiai, nelabai galima taip daryti. Ir dabar žiūrėkim, ar keisim, parašau va X ir 2, ar keisim ženklą. Ar reiks va šitą buvo daugiau arba lygų, ar reiks tą ženklą apsukinėti? Ne, nes nubraukiam didesnį už vienetą skaičių. Šešetą. Jeigu būtų pavyzdžiui 0,6, jau reiktų apsukinėti. Ženklą paliekam tą patį, beveik išspręsta. Žiūrėkit, ką mes toliau darom. Toliau brėžiam tiesiai, atidėsim burbuliuką. Jis bus pilnas, nes buvo su brūkšniuku. 2, į kurią pusę važiuoja būsimieji vairuotojai? Į dešinę, labai jau negražiai užbrūkšniavau, bet ką padarysi? Ir mūsų atsakymas bus intervalas nuo 2 iki plus begalybės. Ant begalybės visada paprastas. Antras pavyzdėlis, žiūrėkit. Kas čia dabar jau negerai? Čia yra 0,6. O čia yra 0,36. Ai, šitie skaičiai nevienodi, ką dabar daryti? Vieną kažkurį reiks parašyti taip, kaip va čia va pavyzdžiui buvo pirmam pavyzdį 6 kvadratu, ar 6 trečiuoju, ar kažkuriuo laipsniu. Turbūt vietoj 0,36 mes galim parašyti 0,6 kvadratu. O šitą pusę perrašom 0,6 iksuoju. Žiūrėkit, labai gerai. 0,6, 0,6. Pagrindai vienodi, mes juos nubrauksim, bet nubraukiam skaičių mažesnį už vienetą, todėl apsuksim ženklą. Buvo daugiau arba lygų už 2. Dabar bus mažiau arba lygų už 2. Kas toliau? Toliau tiesiai. Pilnas burbuliukas brėžiam dvejetą. Brūkšniuojam į tą pusę būsimi vairuotojai. Ir atsakymas nuo minus begalybės iki 2 vėl bus su laužtiniu skliaustuku. Taip, čia buvo lengviausi uždavinukai. Dabar štai mūsų kiti pavyzdėliai. Žiūrėkim, čia 4. Čia 1. Atrodytų, jau čia be šansų suvienodinti. Bet prisiminkim taisyklę, kokiu laipsniu keldami gaunam vienetą. Vienetą gaunam keliami, bet kokį skaičių keldami 0 laipsnių. Tai vietoj vieneto aš galiu parašyti 4 nulinių. Ta pusę perrašau. Na ir ką dabar? Dabar ketvertus galiu nubraukti, liks 2x minus 1
daugiau arba lygu už 0. Kaip sprendžiam tokią nelygybę? Kaip 8 klasėje x į vieną pusę, skaičiai į kitą. 2x daugiau arba lygu už 1. Padalinu iš 2, bus x daugiau arba lygu už pusę. Vėl brėžiam tiesę, vėl pilnas burbuliukas, čia bus pusė. Aha, kur brūkšniuojam, kur rodo ženklas mums važiuoti, smailuma. Ir atsakymas bus nuo 0,5 su lauštiniu. Aš jau čia sugrūdau, nelabai gražu taip daryti, bet ką padarysi? Vietos trūkumas iki plius begalybės, ant begalybės visada paprasta. Štai. Atėjom iki 4 uždavinuko, iš vis įdomybės, trupmenos. Čia 1/3, čia 9. Ojojojojoj, ką dabar darysim? Ta 1/3 turbūt perrašom, bus 2 minus x. Perrašau ženklą, kaip dabar kelintuoju pakelti 1/3, kad gautume 9. Oi, kaip, jeigu reiktų 3 pakelti kelintuoju, kad gautume 9, tai rašytume 2. O dabar dar verčiasi. Kas ten laipsnė atsiranda, kai skaičiai vartosi? Atsiranda minusas. 9 tai yra 1/3 minus 2, nes apsivertė. Jeigu 3/2 yra 9, tai 1/3 minus 2 apsiverčiam ir bus 9. Štai, va dabar galim normaliai spręsti. Ta 1/3 galim nubraukti, tik tai kas bus, kai braukiam skaičių mažesnį už vienetą, iškart apversim ženklą. Bus 2 minus x mažiau už minus 2. Vėl, su x į vieną pusę, tai čia bus minus x, mažiau, čia bus minus 2 jau buvo ir dar 2 į kitą pusę, minus 2. Minus x mažiau už minus 4. Ar jau tvarka čia? Ne, prie x negalėjo būti minuso. Rašau, dalinsim iš minus vieneto. Prisimenat, kas būna, kai dalinam iš minus vieneto? Ženklas apsisuka, bus x daugiau už 4. Kas dabar? Brėžiam tiesę. Burbuliukas jau bus tuščias. 4. Mums rodo važiuoti į tą pusę. Ir atsakymas bus nuo 4 su paprastu skliaustu iki plius begalybės. O štai. Taip, kur mūsų 5 pavyzdėlis? Turbūt štai čia. O, įdomybė. Na ir ką čia dabar darysim? tą pirmąjį dvejetą turbūt perrašom. Oi, čia 2x plus 1, labai negražiai parašiau, jau visai negražiai. Dabar kelintuoju pakelti 2, kad gautume 1/32. Šitą va reikia pakeisti. Tai 2, kadangi čia atsirado trupmena, rašysim minusą, kadangi apsivertė. Kelintuoju reikia paprastą dvejetą pakelti, kad gautų 32. Kiek kartų vienodas sudauginti? 2 kart 2 kart 2 kart 2, kiek kartų? 5. Tai čia bus 2 minus 5. O, dabar padoriai. Tuos dvejetus nubraukiam, bus 2x plus 1, daugiau arba lygų už minus 5. Dabar sprendžiam, su x lieka čia 2x daugiau arba lygų už minus 5 minus 1, 2x daugiau arba lygų už minus 6, dalinu iš 2, bus x daugiau arba lygų už minus 3. Vėl mūsų tiesė, pilnas burbulas, minus 3, brūkšniuojam, kur rodo smailumą ir parašot atsakymą.
nuo -3 iki plius begalybės. Štai pavyzdėliai. O štai ir jūsų uždavinėliai. Nepanikuojam, čia 2 pamokoms. Pirma pamoka pirmadienį abiem grupėm, antra pamoka nežinau. Vieniem pirmadienį, kitiem trečiadienį. Tai va, brangieji. Štai tai, pirmoms 2 savaitėms pamokoms. Šiek tiek sunkesnis čia yra, kasgi čia dabar, 13 uždavinukas. Šiek tiek sunkesnis. Čia nerasit sudarytos nelygybės. Ja reiks sudaryti patiems. Perskaitysit, kas parašyta ir sudarysit ir spręsit. Žiūrim į pavyzdėlius ir sprendžiam, brangieji. Kas neaišku, prašom fotkinam, siunčiam į Tamo. Gal ne tą pačią sekundę, bet tikrai atsakysiu. Iki pasimatymo.